Nepilnametis, pradėdamas veiklą savarankiškai su individualia veikla pagal pažymą, nieko nesiskiria nuo suaugusio žmogaus, tai yra pilnamečio. Mokestinė aplinka lygiai tokia pati. Tik dažnu atveju nepilnametis gali mokytis vidurinėje mokykloje, būti moksleiviu ir būti draustu valstybės lėšomis. Taigi, jeigu nepilnametis išsiima individualią veiklą pagal pažymą ir jis yra draustas valstybės lėšomis, pirmaisiais veiklos metais jam visiškai nereikės mokėti privalomojo sveikatos draudimo. Lygiai taip pat ir valstybinio socialinio draudimo, vadinasi PSD ir VSD įmokų mokėti jam nebereikės. VSD įmokų mokėti nereikės bet kokiu atveju, jeigu tai yra pirmoji savarankiška jo veikla. Čia labiau gal niuansas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų. Nuo antrųjų veiklos metų jis, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, privalės mokėti 12,52% VSD įmokas ir 6,98% PSD įmokas nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Ir vėl grįžtu prie to, kad jeigu nepilnametis yra dar moksleivis ir mokosi vidurinėje mokykloje, PSD įmokas jisai susimokės tik nuo apmokestinamųjų pajamų. Jam nereikės mokėti 64,50 €, kalbu apie 2024 metus. Tai yra kas mėnesį, jam nebus prievolės mokėti PSD įmokų, bet teikdamas deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus, PSD įmokas jisai privalės susimokėti. O VSD įmokos, kaip ir kiekvienam Lietuvos piliečiui, nuo 90% apmokestinamųjų pajamų. Manau, kad atsakiau į klausimą.